Sveiki, Žilvinas ir šiandien tvarkysim Asuso lizdą išlūžusi. Tai va, kompiuterį yra lizdas matosi išlūžęs, o va čia yra geras, trūksta vidurinės dalies. Tai išsiardom laptopą ir perlitam lizdą. Su šitais atsargiai, čia yra laidai ant dugno. Atsijungiam bateriją. Reikės ir radiatorių nusimti, nes kitaip labai ilgai reikės lituot, nes radiatorius skirsto šilumą. Termopastą visur. Pradžiai išsivalysim, kad savęs neišsitraliuočiau. Edukacinis intarpas. Jeigu buvo termopadai uždėti, dažniausiai ant video atminties jie dedasi ir ant maitinimo tranzistorių ir ričių. Jeigu buvo termopadai, palikit termopadus. Nieko jam nesidaro, su jais viskas bus gerai. Gali būti, kad buvo užtepta kažkokia tai pasta, jinai sukietėjus, tada jau yra šiek tiek prasčiau, bet vis tiek yra geriau palikti ją, negu tepti termopastą. Netepkite termopastos ant ramų tranzistorių ir ričių. Dabar išsimsim lizdą, pradžiai pasitepsim su šviežiu lydmetuliu ir tada su karštu oru. Taip, dabar išsivalysim skylės nuo lydmetulio, kad būtų galima įdėti naują lizduką. Gerai, dabar įdėsim lizdą ir plintosim atgal vietą. Lizdas pakeistas, bandom pasižiūrėti, ar veikia. Važiuojam. Lizdas veikia, tai viską dedam atgal. Termopastą tepa, termopastą. Geriau daugiau negu per mažai. Taip, kompiuterį surinkom ir dabar pratestuosim, ar kraunasi. Kraunasi. Tai daugumą lizdų turime vietoje, populiariausių. Jeigu turite problemų su krovimu, kreipkitės, padėsim.